Kas atpažinti? Duravo Hebra, atvažiavom, karočiui, dar trečią paimt. Black Trouto. Šiandien važiuosim 3 linksmintis. Gaila Aurimas negali, bet ką darysi, darbas yra darbas. Laukiam po nočių. Dovė, lysk lauk greičiau. O, ateina Black Troutas. Nepasiruošęs dar nieko. Tėvai, vėluojam. Darau Black Troutas kartu. Meškerių pasiėmė? Ką? Meškerių pasiėmė? Dovi, ko čia lakstai? Karočiui, Dovis laksto po klubus 3 kartus jau. Atrodo, turėjo būti švakras susiruošęs, bet su tuo dar reikia padirbėti. O čia. Dovi, o žmona važiuoja? Šūnį pažadinat. Ką? Žmona važiuoja? Važiuoja. Nevažiuoja žmona? Tai vieta reipa. Nu, karočiui, mūsų žmonos kol kas ne viena nevažiuoja. Pasikėlusios yra. Bridukai. A viską paėmė? Bats pasiėmė. Bats pasiėmė? Bata yra, maišelį. Nujaučiu, važiuoja. A pinigų? Nes nemokamai neveža? Yra, viskas yra, lėmenį. Nemokamai neveža, girdi. Hebra, važiuojam jau biškį prašvyto. Nu tai Hebra, kokios prognozės? Geros. Geros, ane? Vaikas prognozės. Jo, šiandien, žodžiu, eisim pasroviui. Žvijosiu, aš bent jau žvijosiu pagrindę šiam cemu. Dešiniau. Šiam milimetrų voblius ir didesniais. Prie mažiukų nelysiu, nebent jau ant didesnių nekips. Tai va, eisiu vienas. Black Troutas su Lauriu eisiu. Eis kartu, tai bus vėl iššūkis. Nu žiūrėsim kas ką. 2 prieš 1. 2 prieš 1, tai va. Prieš vieną. Dimo laikykis. Įdomiai, mane nuvežė, karočiui, šudiniausią ruožą, sako, tu gali. Atsko man dzina, šiau žybą man pavyko. Tai va, Hebra, visiems skanių kavų, geros dienos. Pasimatysim kažkada storiuose. Tai va, tokie reikalai. Ką jūs palinkėsit? Skanių pusryčių. Jo, pasiilsėkit į savaitgalis. Relax. Hatoj. Neižvyno, kaip sako. Nu tai va, Hebra, все, neižvyno. Ну все, Hebra, давай. Давай. Laikyk. Давай. Laikyk. Stačiam. Давай, geros jums žvybos. Nu ką tu čia? Ketuši. Tau irgi? Ačiū. Davai, važiuokit iš čia. Davai. Buvo išėjimas, pakeičiu valberiuką. Žiūrėsim. Op. О, оп, мазать, да? Оп. Nedidelis, bet tuoj paleisime. Bet atsidariau. Žodinu. Op. Op. Matot? Op, ja. Dovis atsidarė šiandienos žuklę. Ant ko sugaudai? Tuoj pažiūrėsim. Špalauk. Jamanams. Standart. Молодец. Ne daug kas, bet yra. Молодец. Dovis ekstremalas. Nu,
Neįkrisi Dovi. Dovis lupo pėtakis. Nu 33 buvo. Black trout. Black trautas. Kalo. Tai gražiai čiūs. Biškai graibštelių reikia ilgesnių. Rankų ilgesnių. Dėlė. Andaivo džointų. Jo, džointukas. Juda. Juda. Neblogas. Nemanai. Mečiau bėlį mest. Iš niekur atsirado gyvatė. Oi, tai čia jau nulė. Nu va. Mofio modeliukas įdirba. Nu va, eik, žolė. Eik. Nu va, sudirba mofio modeliukas. Ir vėl natūralkė. Nu ką chebra, reikia paragaut, kaip sako. Bet nesuragavęs šito. Valgysiu Hunters vištiena, tropinių vaisių ir riešutų mišinys. Nu žodžiu bus labai įdomu. Pažiūrėt, kas čia viduj. Dar nesu valgęs, iš tikrųjų. Va, Hunters chicken. Kažkoks konservas. Tropika, ai, čia gerai džiovinti vaisiai, man patinka. Va, šaukštas yra. Net kramtoški yra, kad nesmerdėčiau upėtakiams. Ok. O, botaniukas yra. Kažkoks fruit. Ai, čia žodžiu yra žodžiu, izotoninis. Su daug vitaminų, daug visko. Nu čia po to paliksim, nes turiu izotoninį savo. Nu ką, važiuojam, skanaus. Nu žodžiu, patiekalą antram viduj va tokia vištiena su daržovėmis. Visai nice. Gal tai pavalgysiu, chebra, papasakosiu jums apie tai, kad ant ko šiandien žvejojau, ką pagavau ir kaip kimbai, kokie pravedimai veikia. Nu ką, chebra, pirmo pusdienio apžvalga, pagauti 9 upėtakį, ne taip mažai, didžiausias turbūt 3-5. Video matėt, kaip vienas neblogas tikrųjų pabėgo su žvakę. Tai ne žvakę, vandenį apsivertė ir pabėgo. Tai va, tai galbūt norėčiau padaryti apžvalgą ir papasakot, kaip kas kybo iki pietų. Tai va, tai šiandienos favoritas yra kol kas, kur atsidariau, tai šitas foberiukas. Yamanami Izuru 60S. Iš tikrųjų, vat, matot net o šitas spalva upėtakį, natūralkę. Bandžiau ryškesnį, nenorėjo, uždėjau šitą, prasidėjo kibimai. Arba, nežinau, pataikiau į aktyvėjimą. Kokie pravedimai šiandien veikia, tai iš tikrųjų meti skersai srovės ir lengvų tvičingiukų į viršų, džigiukų į viršų, nežinau, pavadinti kaip norit, bet tokie būtų pravedimai veikia. Jeigu srovė didesnė, tai biški sroveliai, palaikai, patrauki palaikai,
biški agresyviau, biški švelniau ir upėtakis užsėda. Visi kibimai pagrindė yra ant galinio kabliuko. Tai vat, tai labai fainai atsikabini ir upėtakis viso gero. Tai vat, antrą vietą užima šitas palvinimas šiandien, irgi zūrų. Po to vieno upėtakį ant šito pagavau. Tai gravis, 50-tukas esas. Iš tikrųjų buvo išėjimas, pakeičiau voblerį, pasčiau šitą, pa šitą lengvesnę plitudę, platesnį biškį ir užkibo upėtakį suvilioju. Ir dar vienas šiandien pagavau 2 upėtakis, tai Mofia. Tai vat, blemba gamintoja, neprisimenu, bet modeliukas Mofia. Tai vat, labai fainiai tvičinasi, vėl spalva, kaip matot, natūralkė. Šiandien pagrindė natūralios spalvos upėtakį labai noriu imti. Bandžiau kelis upėtakis pagauti upstreamų, tai labai gerai veikia. Iš tikrųjų, esmė yra ta, kad koks pravedimo greitis, va čia visa esmė. Ar upstreamų, ar pasrovius, kas įsrovė, jeigu pravedimas leidžia padaryti lėtą pravedimą, viskas, upėtakis išeina, paleidį, kalą. Tai vat, tokius naujienos šiandien iki pietų. Tai bandom varyti toliau, skaniai užvalgiau sauseką. Kol kas tiek. Susitiksim, manau, jau eisiu link mašinos, tada papasakosiu apibendrinsiu visą šiandienos žvejybą. Nu, žodžiu, nenufilmavau pačią kibimą, bet ką yra. Opa. Op. Labai gerai užkibo. Vienas kabliukas yra visai sėdės. Pala, aš tą paleisiu. Op. Kovotojas. Ir toks mažiukas. Jam 6-tukai dzin, va, kalą, kaip priklauso, va. 6-tukas. Ant jų zūrių, kaip pakiausiai kimba. Dovis rado voblerį. Bet vobleris pasirodo savas. Savo voblerį. Pasikabino mažiukas ant vieno namo. Taip. O, šiandien palaikai, sluveliai pravedė. Štai to paleisiu. O! Neblogas. Nu, zdorovo chebra, va, jau grįžtam su rebetais. Jo, namučių žvejyba baigta. Važiuojam pas žmoną. Rezultatai tokie. Iki pietų ką pagavau, to pagavau. Papietavęs 1,5 valandos su nuliu. Viską matė prieš tai video, kas iki pietų kybo, kaip kybo. Be žvejybų pavyko iš tikrųjų, va, chebra gal daugiau papasako apie save. Tai pirmiausia, Dimo, dėl to nieko nepagavai, po pietų nes valgiai. Taip. Mes nevalgėm, pagavau aš, kiek, 15 gal. Nu, kažkas taip, bendras. Kokį 15 tikrai pagavau. A kiek legalių? 3 legalus, tai tikrai buvo 3,7, 3,2, 3,5. Aktyvus, upėtakis beveik sėdi. Labai gerai žvejyba. Turbūt matėt jau video, nes Laurinas man atsiųs, aš sumesiu vieną video viską. O to viską gero? Nu ką, gero irgi. Kiek aš 3
3 legalus irgi berods, jo. 3,7, 3,2 buvo ir 31. Bendrai, nežinau, 8 gal kokius pagavau, bet šiaip aktyvus upėtakiai, kaip vasarą, realiai nuo srovės čia su Lauriu varėm, tai nežinau, buvo pakės, kad žiemą taip kiptų, tai achujenai, tikrai žiauriai gerai pažvėjojom. Va. O šitą kiek black troutų pagavai? Black troutų nebuvo, šiandien nebuvo. Nebuvo? Tai tau žvyba nepavyko? Nu, pavyko, kodėl? Nes tau pavyksta žvyba, kai black troutą pagauni. Black troutų yra tik vienetiniai, kartą gyvenime tik būna. Tai va, hebra, iš tikrųjų labai superinė žvyba ir visai netoli nuvažiavom nuo namų, tai, ką žinau, pasisekė. Jaučiu, po kelių savaičių bus viskas nudrožta, nutrypta, teks toliau važiuoti, o kol kas taip. Įmesiu video, viskas bus gerai. Rašykit, komentuokit, uždavinėkit klausimus. Tai va, o šiandien pasiteisino, ne, kad su šešitukais gaudėm, su dideliais vobleriais. Jo, šešitukais, aš irgi visą žvejybos, realiai visą didžiąją laiko dalį, tai šešitukai, septintukai irgi. Ten ant galo penketukus tik buvau užsidėjęs. Vadaivo žiointą irgi kelis pagavau. Džantukai ir Jamanamis. Tai jo, Jamanamis 60 izūrų. Superinis. Dirbo gerai šiandien. Nu tai va, hebra, tokios naujienos iš 3 šių metų žvybos. Все, давай.